dabar jau jūs būsite nebe Rugilė ir Tomas, o visai kiti personažai. Jums reikės tik tai žiopčiat, jūs dubliuot aktoriai. Taip, gal Rugilė Imantė, o Toma Martynė. Gerai? Ir dabar jūs žiopčiat. Jeigu tik tai pradės aktoriai kalbėti, jūs iškart žiopčiakit. Jeigu tik jūs pradėsit žiopčiat, aktoriai būtent turi kalbėti. Pabandykit. Gerai, aš viską supratau, jeigu žiopčiate, tai aš mokėsiu. Taip, sveiki, mano vardas yra Algis. Aš atėjau čia dėl pasimatymo internetu skelbimo. Galime ir tęsti tą temą. Taigi, labas. Labas. Tai aš Algis, kaip jau minėjau. O aš Tranutė. Labai gražus vardas. Taip, ir aš labai džiaugiuosi. Ar ilgai jau ieškai internetu draugo? Žinok, ne. Tik kokią savaitę, nes prieš tai aš draugavau su... nesvarbu. Bet dabar aš jau labai susidomėjau tavo, kaip tu parašė apie save, kad tu domiesi kibernetiniais dalykais. Na, taip, iš tikrųjų, aš esu jaunas kibernetikas, studijuoju tenais technologijas naujausias visokias. Įdomu. Dėl to mes ir pasirinkome pasimatymo vietą interneto kavinę. Aš norėčiau tada, kad tu man papasakotum daugiau apie akselius, pikselius. Oi, bet tai yra taip neįdomu. Gal geriau mes pasivaikščiokime kur nors, pavyzdžiui, parke. Gerai, eime. Na, tai kelkis, tai kas yra. Oi, labai gražu. Klausyk, ar galite paimti už rankos? Oi, aš jau paėmiau. Aš pasijaudinęs. Delnai prakaituoja, nieko nejaučiu, šiaip sulavę. Nieko, normalu. O tu dar rašai, kad tu karatė mokaisi. Opo, aš galiu parodyti. Parodyk. Turiu pavirtuškę, gerai? Opa! Čia yra budistų šaulinių technologijų, technika. Išmokau internete, skaičiau. Aš noriu tavęs paklausti vieną dalyką. Galiu tave pabučiuoti. Manau, kad laisvai.